Labas, mėlyjeji, kaip gyvenat? Nauja diena graži, birželis į pabaigą, darbų daug, šiom dienom update'inu Discordą šiek tiek, atnaujinau mokymus visus, biškį chatus sutvarkiau, dabar gražesnis Discordas ir šiaip jeigu apie mokymus kalbant, tai kam įdomu, dabar atsinaujino kursas tas visas ir dabar vietoj 4 valandų pasidarė 6 valandos. Ten medžiagos belė kiek dabar ir jeigu norit išmokti apie organic dropshippingą, tai teikit, išmoksite tikrai, kaina kelsiu 30 dieną. Nežinau, ar šitas videokas iki to bus įkeltas, bet tiesiog perspėju, kad kaina kils, kadangi daug tam valandų mano įdėta. Nenoriu, kad veltui nueitų viskas. Jeigu norit prisijunkit, pasimkit pigesnę kainą, kol nepakyla ir pradėkit dropshipping. O šiaip darbais, kai visada. Šį savaitgalį varau vestuvės draugelio. Tai labai smagu, reiks biškį atsipalaiduot, atleist biškį ir pasilinksmint. Vakar susimokėjau tiekėjai už naują produkto sample, tai Alibabai pirkau sample. Sakė, per 7 dienas padarys ir tada per 7 dar kokias atsiūs. Tai dabar lauksiu samplą ir tikiuosi gerai išeis. Jeigu gerai išeis, pirksiu bulką, siūsiu kokį 10 vienetų į Lietuvą ir varysiu su creatoriais filmuot belė kiek. Nes produktas neblogas, lengvas kontentas bus, jisai eina viral lengvai visai, auditorija labai gera, pažiūrėsim kas išeis. Labai tikiuosi, kad sample normalus išeis, tas pavyzdinis variantas, nes, blemba, aš su panašiais produktais esu dirbęs ir tikrai, blemba, buvo tokių variantų, kur tragiška kokybė. Tu jį išpakuoji ir jisai tiesiog iš karto plyšta, lūžta, labai blogai, blemba, ta prasme. Tikiuosi normalų pagamins, nes, blemba, tiek laiko suvalgo šitas visas sample gaminimas. Aš jau nežinau, kiek laiko derinu ir dizainus kūriau labai ilgai, tada su tiekėjais šitais visais bendravau labai ilgai, su jais toksai lėtas bendravimas, kažkaip nenori jie ten bendrauja su tavim. Tai šitas dalykas naujovė bus, pažiūrėsim kas išeis, tikiuosi bus žiauriai gerai ir, blemba, tikiuosi, kad bus gera kokybė, nes jeigu kokybė gera, tai mes galėsim drąsiai pardavinėti normaliai, ten nereiks sukt galvos, kad čia ateis žmogui, plyš ten, sulūš iškart ir panašiai. Tai jeigu normali kokybė, bandysim pakūkim labai gerai. Kitą sekmadienį taip pat su sektantais į cigarų barą kažkokį, ar cigarų ložę, nežinau kaip čia pavadinti teisingai. Varom cigarų parūkyti irgi, pavloginsiu šiek tiek. Įdomi patirtis turėtų būti. Šiaip cigarus esu rūkęs ne kartą, bet įdomu, kaip ten toj ložėje viskas vyksta. Tai varysim su vyrais parūkyti cigarų, pabendrauti ir gerai praleisim laiką. Tai šitą irgi labai laukiu. Kitą savaitgalį bus. Ne kitą, dar kitą savaitgalį, man rodos. Dar kitą savaitgalį. Tai žodžiu, labai laukiu šitą. Faina. Daug planų, daug švenčių, sakykim. Gyvenam gyvenimą. Negalima vien darbais gyventi. Jeigu vien darbais gyveni, tai aišku, faina tos pinigus matyti, bet blemba. Turi kur pinigus ir išleis, negali tiesiog turėti ir turėti tos pinigus. Reikia kartais pagyventi, nėra taip čia viskas griežtai, kad tik dirb. Ne, reikia ir atleisti kartais, pailsėti, pabūti su draugais, pasilinksminti, kažką įdomaus nuveikti, kažkokias naujas patirtis galbūt įgyvendinti, pakeliauti, kodėl ne. Praeitam vlogė sakiau, į Rygą išvarėm. Tiesiog spontaniškai su žmonės kalbam. Saubliam reikia išvaryti gal kažkur. Pys per dieną suplanavom ir išvarėm kitą dieną vos ne. Labai gerai, kai pinigų turi, gali tiesiog kažką veikti, ką nori veikti. Aišku, negalima labai irgi atsipalaiduoti, bet gali sau leisti ir kažką nuveikti. Tai labai smagu. Gerai. Gana čia apie niekus kalbėt. Varau padirbėsiu, ką tik į ofisą atėjau, dabar 10 tiktais. Daug šiandien darbų, aišku. Tai šiek tiek pavloginsiu ir pakalbėsim po to. Cap, put the gloves on, nigga, we going in, don't drop that rod. My nigga do too, he thought on X-Pills, cause he might have to send that boy. Don't you send them little flocked out niggas out way, unless you want his ass gon' meet God. We that fast bitch to the fast line, that bitch knew it was us soon as she saw it. My niggas send that joint through the east grip, knowing that bitch gon' land a mile. My niggas keep that self-defense on nigga. Biškį padirbau, dabar pirma, 3 valandas padirbau. Maikas numirė, tai be Maiko pakalbėsiu. Žodžiu, padirbėjau, paburninau, produktų paieškojau, reikia naujų produktų reklamoms ir reikia naujo produkto organikui, nes neturiu ką filmuoti, tai reikia produktų ieškoti. Ir naujo produkto reklamoms, nes dabar tą, kurį reklamuoju, jisai neina, visiškai neina, tai reikia naujo ieškoti. Šiandien išjungsiu reklamas, nes ten, aš nežinau, išleidau naują testą, pasileidau naują kampaniją. Tai išleidau gal kokius, nežinau, 300 dabar ir ten labai nedaug gražos, labai toli nuo atsipirkimo irgi. Tai per daug konkurencingas produktas, per daug konkurencijos, labai reikia marketingą gerą turėti, ko aš neturiu. Tai bandysiu kažką naujo. Tai va,
Fuck, pavarau, aš ten 3 valandas pasidėjau ant to krėslą savo. Ir baisiai pavargau. Faina tikrai. Nulaužiau vieną lapą gėlės, karočią. Užkrito trikojas ir nulaužo. Radau kelis produktus šiaip tais. Radau kelis variantus produktui. Nusiunčiau tiekėjui savo paklausti, ar gali sorsinti. Panašu, kad vienas yra custom variantas. Tai neišeis sorsinti tokio. Tai galbūt kažką panašaus reikia susirasti, gal patestuoti. Ir turiu vieną kitą produktą minty. Jisai visai saturated, jisai jau senas, tikrai bent jau mėnesio senumo. Bet galvoju įlyst tiesiog, kad turėčiau ką filmuoti, pasiimčiau greitai, atvežtų man. Ir bent jau turėčiau ką filmuoti, galvoju pasiimt, gal ten toks paprastas, lengvas. Reiks pagalvoti, užsirašyti ant lentos iš karto, kad užsisakyti. Tai va, tai jo, pasakau, Discordą atnaujinau, per 6 valandas medžiagos, 2 laivai per savaitę papildomi, ateikit išmokt, jeigu norit. Šiaip svarstau, ką čia geriau daryti, ar čia apsimtais visais YouTube'ais, TikTok'ais, ar tiesiog įpist gerą užraktą ir varyt full time dropshipping, tiesiog viską pamiršti ir tiesiog dropshipping reklamas organiškai ir tiek, ir pamirštam visus tos YouTube'us, TikTok'us, Discord'us, žinai. Buvo kilus mintys tokia, nežinau, gal durna mintys, bet gal ir ne. Karočią, tipo būčiau padaręs taip, būčiau padaręs tą visą kursą, kas yra dabar mokamas, tiesiog nemokamai, galėtumėt viską matyti, visus chatus nemokamai, visą tą mokamąją medžiagą nemokamai, ten 6 valandos medžiagos, ten belė kiek info ir tiesiog padaryti tokią kaip dovaną jums, kad man pačiam nebereiktų apsiminėti to Discordo, nes Discordas labai daug laiko suvalgo, ten kas ateina mokytis mokamai, tai aš suprantu, okei, kažkaip išspręstumėm šitą, kad neliktume durniaus vietoj, tipo kas atėjo susimokėjo, tai nežinau, kažką padarytumėm ypatingo, jeigu padaryčiau nemokamą visą Discordą, tipo, kad nebūtumėt apgauti, bet galvoju padaryti tipo nemokamai, čia tiesiog idėja, aš nesvarstau dar labai smarkiai, bet tiesiog idėją tokią turiu, padaryčiau Discordą ir kursą visą nemokamą ir ten šiek tiek, nežinau, vieną kokį laivą į savaitę padarytumėm. Ir aš tada jau leisčiau jums tiesiog mokytis, kas nori, tas dirba, kas nenori, tas tinginiauja. Pilna tokių žmonių, kurie taip apsimeta, kad nori, bet šių net neteitų, net ir jei nemokamas būtų kursas visas. Tai žodžiu, kas norėtų, tas dirbt galėtų. Ten bus, ten ta prasme, ten visa info, ką reikia žinoti absoliučiai. Ten gali ateiti, pasižiūrėti, ten 6 valandas, ten per kelias dienas pasižiūrės ir tu jau gali iš karto varyti dirbti, karočiui. Aišku, svarbiausia yra valandas sėdėti, tai išmoksi iš kurso viską, ką gali išmokti ir tada įdėsi tas valandas, tada eisi filmuoti videkus, ten editint, burnint ir panašiai ir tipo, įdėsi pakankamai valandų ir tipo, atsipirks. Kas laiko investavimas atsipirks, o ne kursas, nes kursas būtų nemokamas. Tai nežinau, pasakykit, ką manot komentaruose, ar aš čia gerai mąstau, ar negerai mąstau. Visi, kas dabar yra pasiėmę mokamai, aš atsilyginčiau, nebijokit, ta prasme, neliksit tikrai durniaus vietoj. Kažką sugalvosim kartu padaryti, kad nebūtų jums veltui tie pinigai įdėti, nes tipo jūs dabar investavote, dabar pist nemokamai viską. Tai ne, padarytume kažkokį kompromisą, kad visi laimėtų. Gal jums kažkokį papildomą info, kažkokį papildomą laivą, gal konsultaciją kiekvienam padaryti. Žodžiu, kažką sumąstyčiau ir čia tokia idėja, žodžiu. Nežinau, pasakykit komentaruose, ką manot, ar čia gera idėja, ar nėra gera idėja. Aš parašysiu komentarą ir užmeskit laiką tie, kurie dabar neatėjo, bet tikrai ateitų į Discordą pasimokyti, jeigu jis nemokamas būtų. Uždėkit laiką ant to komentarą ir pažiūrėsim, ar yra paklausa šitam dalykui, ar čia visi tinginiauja tiesiog lietuviai ir nenori dirbti. Nes jeigu nemokamas būtų, tai jau viskas, nėra jokio barjero, karočią. Tu, jeigu nori, tu užsidirbsi, jeigu nenori, tu esi tinginys, žodžiu. Tai jokio barjero nebelieka, ateikit ir dirbkit, žodžiu. Bet jo, duokit man žinot, ką manot apie tai, ar čia gera idėja, ar negera idėja.
O jeigu esat nariai dabar Discord'e, tai pasakykit, kaip išspręstumėm šitą dilemą, kad, dabar pist nemokamai padarau ir jūs visi durniaus vietoj, kad neliktumėt, kad, jūs susimokėjot, o kiti nemokamai gauna. Tai pasakykit, ką manot, kaip galim šitą dilemą išspręsti. Ir pagalvosiu, galbūt ateityje padarysiu tokį variantą, kad tiesiog nemokamas Discord'as, ten vienas laivas per savaitę, sakykim, kursas nemokamas, ateikit, dirbkit, klausinėkit ir išmoksit viską, ką reikia išmokti. O man kokia nauda iš to, aš tiesiog turėsiu daugiau laiko ant savo rankų ir man nereiks rūpintis, kad ateina žmonės mokamai ir aš privalau jūs dabar išmokyti, nes taip ir yra. Jeigu jūs ateinat mokamai, jūs susimokat, aš turiu dalyvauti čatuose, aš turiu ten būti ir aš turiu jums padėti atsakinėti jūsų klausimus, dalyvauti laivuose, pagelbėti visko, ko jūs norit ir panašiai. Tai man nuo pečių tiesiog didelė našta nukrenta. Ten kiek aš uždirbu iš tų mokymų, aš mieliau, nėra ten tikrai didelės sumos, labai nedidelės sumos kas mėnesį išeina. Tai aš nežinau, ar man verta tęsti, galbūt aš tiesiog tą laiką, kurį skiriu Discord'ui, skirčiau savo, skirčiau dropshipping, skirčiau su creatoriais dirbti, skirčiau reklamom, skirčiau filmuoti videkam ir panašiai. Tai gal man žymiai labiau apsimoka, nes ten, kiek ten per mėnesį susideda iš tų mokymų, ten nedaug tikrai, o tiek, kiek aš laiko investuoju, reiktų pasverti ir paskaičiuoti. Aš manau, kad man tiesiog geriau tada filmuoti savo produktus ir uždirbinėti žymiai daugiau, ten 10 kartų galiu uždirbti iš tų savo produktų, negu iš to, kad aš iš ten Discord'e ką uždirbu. Tai žodžiu, duokit man žinot, ką manot apie tai ir galbūt padarysim. Nežinau, visi laimi tada ir aš laimiu ir jūs laimi, jums nieko nebekainuoja, jūs tiesiog ateikit ir dirbkit ir mokykitės. Tai duokit man žinot, ką manot ir pakalbėsim apie tai, pavystam šitą idėją, galbūt geras variantas. Kas dar? Ai, taip, turiu nufilmuoti vieną videką šiandien irgi YouTube'ui apie patį organiką. Pasirašiau skriptą gerą, susiradau editorių, kas sumontuos videką ir sukursiu videką apie tai, kas yra organic dropshippingas, kuom skiriasi nuo standartinio dropshippingo ir tiesiog atsakysiu tos klausimus, kurie naujokam kyla. Ir kad būtų, pavyzdžiui, tu visiškai žalias, tu nežinai, kas yra dropshippingas, tai paaiškinsiu, kuom organikas yra geriau, jeigu tu neturi biudžeto didelio. Tai noriu tokį videką susukti, pakalbėti apie tai ir paleisiu YouTube'ą, bus labai labai gera info ir visi, kas dar nesupranta, kuo mes čia užsiemam, tai labai gerai supras, labai noriu paaiškinti tikslingai ir aiškiai, kad viskas būtų aišku ir kad suprastumėt, kas čia per biznio modelis ir kaip jis veikia ir ką čia reikia daryti ir kaip užsidirbti. Tai tokį videką noriu susukti, šiandien nufilmuosiu ir rytoj galbūt sukarpysiu, rytoj vestuvėse aš sukarpysiu per savaitgalį kažkada žodžiu. Ir tai tokie permainų metas kažkoks, nežinau, gal jeigu paleisiu tą Discord'ą nemokamą, tai bus labai labai didelis permainų metas, nes aš tiesiog savo laiko žymiai daugiau turėsiu, nebereiks man Discord'e ten baisiai dalyvauti, kas, man jau biški atsibodo ten tas Discord'as, ten ateina, išeina tie žmonės, nėra taip, kad ten atėjo kokie, 20 žmonių ir stabiliai jie čia kokį pusę metų jau sėdi tam Discord'e, yra tokių aišku, bet ateina, išeina tie žmonės ir man neužknis, aš noriu tokio labiau uždaro gal ratelio, kur ten, 20 žmonių ir visi dirba full time su šituo, sakykim, organiku. O čia būtų zaibys, čia būtų žiauriai gerai, žiauriai daug vertės būtų visiems tos uždaro rato nariams, nes mes visi žinom, ką darom ir visi viens kitam padėtumėm baisiai. Ten, produktais pasidalinti dar kažko. Tai, tokią norėčiau labiau variantą, kad tiesiog sėdi ten 20 žmonių. Ir visi ofigieniai organic dropshipperiai, visi žino, ką daro, visi uždirba, full time dirba to. Ir tiesiog toks elitinis ratas, sakykim. O čia, kur ateina ir išeina žmonės, tai nesąmonė. Tu ateini, ten 2 mėnesiams susimoki tos pinigus ir tu nieko neišmoksti. Tu išmoksti, ką išmoksti, bet tu nesiemi veiksmų ir išeini tiesiog. Tokių žmonių labai daug, tikrai labai daug. Rotuoja tie žmonės visi, nieks nenori pasilikti ilgam. Nežinau, gal ir nori, gal jie ateina, bet išeina tiesiog taupyti pinigus nori. Gal jie ir filmuoja tos videkus, aš nežinau. Bet mane užmisa biškį, Ateina, po mėnesio išeina, tai nežinau ką. Kam čia stengtis tada man, jeigu jums nereikia šitą. Jeigu jūs ateinat ir išeinat, kam tada aš čia stengiuosi su to Discord'u. Aišku, yra tų, kur normaliai dirba, kur tikrai atsidavę ir jau senai Discord'e sėdi ir klausinėja ir dalyvauja aktyviai ir panašiai. Tai tos aš labai gerbiu žmonės, labai maladėts, žinot, kas jūs tokie. Tai jūs tai aš labai gerbiu. Tai varau toliau dirbti.
arba varau pietaut, varysiu į Ailančą, čia šalia manęs Ailančas yra, tai varysiu į Ailančą jaučiu, lyja laukia, kaip sakiau, rytoj vestuvės draugelio, varysiu, pasipuošiu, su šeima nuvarysiu, gerai praleisim laiką, tinklinį žaisim, sakė, sodyboje, labai faina bus, labai laukiu. Ir jo, kol kas, nežinau, tiek, ką čia dar papasakot galiu. Jo, nu tai jo, kol kas tiek varau, aš tada pafilmuosiu, čia tą kitą videką apie organic dropshippingą, kur sakiau, filmuosiu paaiškinimą tipo, tai tą nufilmuosiu. Ir šiandien reklamos reikia išjungti gale dienos, nes neperformina. Nufilmuoti šitą videką, paskambinti kickboxą. Tas kickboxas eina nafig. Nuvariau vieną kartą, susimokėjau už mėnesio narystę ir viskas, vieną kartą nuėjau, apsirgau ir tuom ir baigės. Tai reikia paskambinti. Noriu paklausti, ar galim padaryti tokį variantą, kad aš tipo tada susimokėjau, bet pas juos pirma pamoka nemokama, tai aš tipo galėjau nemokamai ateiti. Tai galbūt jie tiesiog priims tą mokėjimą kaip už dabar ir aš tipo nuo šiandien, nuo rytoj galiu pradėti lankyti vėl. Tai pabandysiu tokį variantą su jais išsispręsti, galbūt jie leis ir būtų labai gerai, noriu pradėti sportuoti, nes dabar kaip susirgau, tai ant tiek neformui. Aš pasižiūriu savo veidrodį ir man tiesiog net nenoriu žiūrėti, tiesiog kūdas visas, sulysęs, baisu, čia reikia sportuoti normaliai vėl, tai noriu sportuoti. Ir tiek, jo, produktų researchas dar buvo šiandien, bet jau pasidariau daugmaž, kaip ir viską išpasakojau, papasakojau apie Discordą, papasakojau apie naują YouTube videką, kurį kursiu, apie produktus. Ir jo, ką žinau, sėdžiu vėl savo ofise, patenkintas esu. Heiteriai sako, kad aš čia kažkieno kito ofise, tiesiog filmuoju kasdien. Blama heiteriai, ant tiek lengva surasti kažkokį pasiteisinimą ar kažkokią priežastį, kodėl negali būti tiesa, kad aš čia sėdžiu savo ofise, tipo. Nu, jie gal galvoja, kad aš jaunas čiovelis, tipo, ir negali būti, kad jis ofisą turi savo namuoje ir panašiai. Bet, nu, aš nesu toks jaunas, kaip atrodau. Aš atrodau 15, bet man 26, tai visi maišo visą laiką šitą. Tai jo, heiteriai komentuoja, kad čia ne mano ofisas, čia aš pas kažką kitą ateinu pafilmuoti vos, ne. Tipo, kasdien TikToką įmetu iš kažkieno kito ofiso, tiesiog ateinu vos, ne, ir tipo, galiu pas jūs į ofisą ateiti pafilmuoti biškį. Karač, durneliai, baisu. Ziniukai. Vieną bandžiau ziniuką, karočią. Tai prakaitas išpylė, nežinau, galvojau, kad nugriusiu, tai baisu, neragaukit zinų. Tai jo, aš tam vlogui tiek. Ir papasakau apie Discordą, varau toliau, karočią, grindint. Noriu 100 mėnesį padaryti šiais metais. O iki jo dar toli visai, tai reikia pasitempti. Tai jo, sėkmės ir jums visiems. Parašykit man komentaruose apie tą Discordą idėją mano. Ką jūs manat ir susimatysim kitą kartą. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Iki. Every time I took a step back, I got closer. Every time I